Sveiki, praeitą kartą dariau body make-upą, šį kartelį noriu išbandyti šiek tiek kitokį make-upą, kur labiau yra tamsios akys. Šiandieną pabandysim pasidaryti Monika Bellucci make-upą. Labiausiai išryškinamas yra akis, tai veidą darysim, manau, kad labiau paprastai ir labiau susifokusuosim į akių make-upą ir kaip akis būtent tas tokias juodas, bet gražias, o ne kaip emo, bet taip seksi pasidaryti. Tai pirmiausia, tada ir pasidengiam visą veidą tiesiog su bazė, užsidedam šiek tiek kontūrą, biškelį galbūt nežinau, ar blush'o reikia, bet žiūrėjau pasikaverinam pirmiausiai veidą ir tada eisim į akių zoną. Dabar pirmas dalykas, ką darom, tai mums reikia gan tamsios rudos spalvos. O, radau šitą. Šitą bus best. Tamsiausia ruda, kokią tik turiu. Imam tą patį šepetėlis, patogus, nes toksai šiek tiek ir plonas ir daug paima produkto. Ir dabar esmė, jog mes statom ant visos akies šitą. Aš tik tais nieko nematau, bet žodžiu, važiuojam. Nu čia, žodžiu, bus įdomu. Dar dedam. Čia turi dabar savęs juodas vos ne akis, buvo pas mane atsimerkia nieko. Ai, nors gal ir matus jau. Dabar imam tą patį ir bandom prablendinti. Šita dabar atrodo šiek tiek ryškesnė man. Tai galbūt dar imam ir dar čia šiek tiek aplainam. Imam dabar šiek tiek šviesesnę spalvą. Galbūt panaudosim rudą tokią. Manau, kad visai sueis. Tai imam šiek tiek plonesnį galbūt teptuką. Gal tokį kažkur. Ir dabar dedam tą rudą mes ant apačios. Gal ruda netrodys. O, jas, man reikia aš padariau. Aš neišblendinau. Atrodo dabar kaip į akį gavus. Reikia kažkaip sivalyti. Išblendinti su šitą rudą. Nu va, daug geriau. Ir dabar mums reikia paimti tą pačią rudą ir šiek tiek jos įdėti ir į viršų. Ne tai, kad super daug, bet labiau, kad susibalansuotų apačia su viršum. Sakyčiau, perfekto. Šiek tiek dėsim dabar juodos ir į apačią ir norim padaryti tokį kaip cat eye su juoda spalva. Tai imam, aš tokią rudą naudoju, bet žymam tą rudą. Imam, dedam į apačią. Palauk, čia reikia biškį help. Biškį nuvažiavau, bet pataisysiu kitų teptukų. Čia kažkoks mes pas mane gavus. Taisom. Biškį nuvalau teptuką ir taisom po šitą makaliūrą. Kažkaip ir nesąmonė gavus. Toj sunervusiu. Gerai, imam kitą teptuką. Tokį geriau galbūt. Dabar tada fluffy tokį ir bandom blendintis. Nežinau, ką čia gausis, to be honest. Dar man reikėtų čia viršaus tokį kaip padaryti, kaip ale cat eye. O. Tuoj sutvarkysiu dar. Bet čia viršaus dar reikia biškį irgi to. Kaip ale blendam čia. Šitą man vietą labai nepatinka, bet aš manau, kad šią tuoj valysiu tiesiog su concealeriu. Arba sausu krapštuku kokiu. Gerai. O kol kas I like viską išskyrus tuos kampukus šiek tiek, tai toj concealerį pasiėmu apvalau, o daugiau apačia atrodo gražiai išblendau tiek tą pusę. Dabar kitas dalykas, kurio mums reikia, tai reikia tamsaus juodo eyelinerio ir dėsim į apačią prie patakies. Reikėtų šiaip ir į waterline'ą
Bet man visą laiką išbėga, tai nėra to, kad ten dėti. Gerai, toks eyelineris, tai va dar ryškesnė tavo snekis. Tokia galbūt duoda labiau juodą apdėr. Būsiu emo vis tiek, man atrodo. Va. Imam concealerį, dar kartelį ir šiek tiek noriu sutvarkyti, kad nebūtų tokie kaip juodi pakeišinat, kad būtų tarsi tvarkinga ta juoda. Pirmą padarom. Perfekt. Dar didesnis tas labai gražus pratempimas. Išsišukuojam viršutinės blakstienos. Ir dar baiginėjam makiažą su tušu ant apatinių blakstienų. Nemoku, žinokit, neprasižiūrėjus. Ir dabar, žinau, kol labiausiai trūksta kontūro ant veido, nes atrodo balta, kad nežinau kas. Tai dabar reikia labai kontūro prie tokių akyčių. Tai naudoju sausą kontūriuką, bronzeriuką tokį, kad susikontūruoti šiek tiek veiduką. Lūpom norėsi kažko neutral, tai panaudosim, nepadrauštis. Su pusė dalykų, žinau, kad nepadrauštų. Kiek paštukų traukit, tiek nepadrauštų. Ir auksas padrauštų. Nėra nieko padrauštų šiam gyvenime. Siaubė Marija. Ta ką pangėlė. Nu tai žodžiu, naudosim šitą. Aišku, galėčiau net pasiruošti. Bet ruoštuks kitam kambarį. Žinau, ką dar ką tik pastebėjau, mano ausis labai baltas. Uždėta man tų supiški padrus. Tai va. Akytės iš arti. Kaip vanagas. Su valgiu galėčiau mes. Dėkui, kad žiūrėjot. Iki.